Na gerai, tai kuris buvo jauriausias iš tų liaudiškų patarimų būdų gydytis? Aš nežinau, ar tai liaudiškas patarimas, bet, pavyzdžiui, kai sloga būdavo ir liepdavo traukti vandenį su druska per nosį, čia man neįmanoma, aš taip išnervę tiesiog čia priekį įsitraukdavau. Tai Sauliukai paskalauk nosytą su druska vandeniu. Ta prasme, gal dar šiaip rūgšties kokias įpilk. Tai mergina viena parašė. Vaikystėje mums su sese, kai skaudėdavo šlapimo pūslę, užplikydavo į kibirą lauro lapų ir reikėdavo, čia jau aišku pabaigsis, atsisėsti ant kibiro ir garinti užpakalį, kol atvėstas nuoviras. Šitokio dar metodo nebuvo girdėjęs. Sėdi ir garini užpakalį. Bet va, garinimas tai yra, kai tu kvėpuoji. Tai kaip garinti užpakalį yra? O šiaip tai aš pamačiau irgi šį rytą scrollinant Facebook'e tam tokioje grupėje, kur moteris įkėlusi vaiko pėdą, kojinė iki pusės užmauta ir ant pado svogūno žiedai tokie prikabinti. Ir parašius, ar daug tėvelių naudojat tokius gydymo metodus, apsirgus vaikui pradėjus kosėti, temperatūrai sukilus. Pamėginkite, padės. Nu, čia juokiasi, kad sako vaikų marinavimo būdą. Koks tas gars vaikų marinavimo būdas? Dar lauro lapo įdėkit į kojinę.